Labas vakaras. Aš esu Riemukas iš Zarasų. Esu truputuką tos skupų žmogus. Gal dėl to ir draugų pas mane daug nėra. Nes vis vien su jais ten turi kavos puodelį išgerti, sausainių nusipirkti, o viskas jų kainuoja. O to labiau Lietuvoje krizė ta prasidėjus. Nusprendžiau, kad geriau šunį nusipirksiu. Nu ir nusipirkau tokią lesykę. Jeltus mano, ką jin graži, ką mes džiaugdavomės, kartu bėgiodavom visur, vakarais būn pareini namo, kalbėt su jie, ten invalyšt kur nors, uodegą vizigin. Bet per televizorių vėl apie tą krizę pradėjo šnekėti, kad elektra brangt, kad reik dar diržų susitempt. Nu ir aš galvoju, kažkaip dar reiktų tą diržą pasitempt. O tą lesykę žiūriu, žaltuks jisai kuo toliau, didesnė, vis daugiau iš manęs įsišvankavus valgyt pradėjo. Tai vieną rytą atsikėliau, sakau, reikia eiti mišką, pasiėmiau tą lesykę, pasiėmiau jos kamaliuką mėgstamiausią, nuėjau, ten mėtau iš to kamaliuką, jin man neš, atneš, ranką palaižo, vėl nubėg, uodegą pavizgin, taip ir žaidėm smagiai, ką ten smagu buvo, ką malonu. Nu ir pakoriau nahui aš tą lesį. Nu ką darysi, turi kažko atsisakyti, juk Lietuvai tai krizė.